Labas vakaras, Laisvosios bangos klausytojai. Šiandien čia prie mikrofono Kotryna Reimerytė, o mano svečias yra Dalius Pranculis, kuris yra viešosios įstaigos Kertam kampą įkūrėjas ir pagrindinis vedlys. Turbūt galima taip jūs pavadinti. Galima. Labas vakaras. Arba labą dieną. Taigi Kertam kampą. Kiek metų jau veikia Kertam kampą? Kaip pati idėja, tai jau galim sakyti daugiau negu 10 metų. Kaip VŠI, tai nežinot ir neprisimenu, negalvoju apie tai. Ir kaip jūs sugalvojate pradėti būtent tokią? Nes, aišku, galima tiesiog keliauti, kaip suprantu, tai yra tiesiog kelionių kaip bendruomenė, turbūt gražiau būtų pavadinti, nes viešoji įstaiga nuolat linksniuoja, tai taip skamba labai jau rimtai. Tai kaip kilo ta idėja įkurti va tokį Kertam kampą ir jungti žmonės bendrai keliauti? Žinot, idėja nekyla. Tiesiog gyvenimiškai taip išėjo, kadangi esu mokytojas, tai pirmiausia su mokiniais keliavau, paskui vis atsirasdavo keletas vyresnių norinčių pakeliauti, paskui taip natūraliai lipdėsi ir, kaip sako, užauga visai tokia netikėta, sunkiai valdoma bendruomenė Kertam kampą, kaip ir pats pavadinimas, pradėjom kirst kampus. Tai o pavadinimas irgi taip atsirado netikėtai. Taip, nes mūsų bendruomenės daugelis narių yra išsilavinę, intelektualūs žmonės ir jiems reikėjo kažko kitokio. Jiems buvo neįdomu eiti vorele ir nuo taško A iki taško B. Ir visą laiką atsirasdavo mintis, o gal Kertam kampą, gal pabandant pro pelkę ten, kur nors per mišką, per eglinėlę, šlapę. Ir dažniausiai būdavo, kad mes ten įklimdavom, nuotykių patirdavom ir taip atsirado natūraliai pavadinimas, kaip per ramiai, ne? Kertam kampą, kertam. Ir visi linksmai su nuotykiai. Aš kažkada prisimenu, kai sužinojau, kad Kertam kampą apskritai egzistuoja toks dalykas. Ir kažkada irgi vakarė su draugu ėjau link namų ir sakau jam, o žinai, sakau, davai Kertam kampą šį kartą. Ir buvo taip juokinga, nes mes iš tikrųjų nuėjom ir mes pakliuvom į Vilniaus universiteto kažkokią saugomą teritoriją. Mus pradėjo vytis kažkoks apsauginis, mes ten lipom pro tvorą, žodžiu. Bet buvo labai smagus vakaras. O jūs gal galėtumėt papasakoti kokį nors tokį įsimintiniausią tokį kuriozinį nuotykį iš to kirtimo kampo? Žinokit, labai sunku. Kai taip staigiai paklausėme ir dar prie radijo, kai dabar visi klauso ir nėra laiko pagalvoti, žinokit, labai daug nuotykių ir vieniem gal tai yra juokinga, kitiem visai ne. Tikrai labai sunku kažką prisiminti. Na, nes kaip sakėt, gyvena čia diena? Taip, šią dieną gyvenam ir įvyksta ir kartais prisimenam ir noras vis naujo. Ta pati Kertam kampą idėja, toks keliavimo stilius, kaip narkotikas veikia. Na taip, bet yra geri narkotikai ir yra blogi narkotikai, tai čia geras narkotikas. Čia patys geriausi. Kad jų daugiau būtų, tai manau, kad daugiau ir šypsenų būtų, ir linksmų veidų. Nes vienas iš mūsų, sakyčiau, bendruomenės bruožų yra geras humoro jausmas. Ir mes visą laiką šypsomės, juokaujam, bet nesam tokie šventi žmonės, kaip kitiem gal atrodom ir pasikeikiam, bet nesipykstam, vieni kitiem padedam, įsikraunam, grįžtam į savo darbus, gyvenimus tarsi kitokie. Būna, mane pamato mokykloje, kas nors sako, niekas savo, tu čia taip gražiai atradai. O žygyje projektuose visai kitoks. Savas stichijoj. Taip, už tai va taip. O ar važiuodamas čia į studiją šiandien kirtot kaip nors kampą? Labai nedidelį. Mačiau yra liftas į 4 aukštą, ar ne? Taip. Galvoju, reikia laiptais ateiti. Tai toks buvo Kertu kampą ilgiau. Ir iš tikrųjų taip ir gavosi, nes mes susitikam labai gražiai. Taip. Aš įlipau į liftą, dar nemačiau Daliaus, jis atėjo ir gavos, kad kartu atėjo. Tai iš tikrųjų kaip ir kirtimas kampą, nes greičiau atvyko už mane. Taip. Ir dabar irgi galvoju važiuoti su automobiliu ar važiuoti autobusu. Autobusu. Daugiau judesio, daugiau apsidairimo aplinkui. Tai kaip ir pati Kertam kampą idėja yra ne tik kelionėse, bet labai dažnai būna tavo aplinkoje, gyvenime. Tiesiog kažką bandai pasielgti kitaip negu įprasta. Ilgiau pasėdėti prie, sakykime, televizoriaus ar prie knygos, ar trumpiau, arba anksti labai nueiti miegoti negu visada. Tiesiog žmogų reikia to matyti sujudinimo tokio, nes tas natūralus, sakykime, režimas, aišku, sveikatos atžvilgių, gal tai yra gerai, bet žmogui, jisai turi drumstas būti visą laiką. Kaip sako, stovintis vanduo pradeda smirdėti. Mes turim judėti visam prasme. Prisimenu, mums toksai verslo klasės redaktorius Katkevičius Aurelijus kažkada pasakojo, kad sako, yra vis tiek pamatinė ta žmogaus piramidė, tai jam ten reikia maisto, žodžių, vandens, bet sako, visi pamiršta, kad toj pamatiniai piramidėj tarp tų pamatų yra kažkoks nusistebėjimas, ta prasme. Ir sako, kodėl žmonės, kurie guli ligoniniai, ilgai labai sveiksta. Ne dėl to sako, kad blogi vaistai, kad jiem, ta prasme, nežinau, sunku, labai sunki liga,
Dėl to, kad jie visą dieną guli lovai, prieš savim mato baltą ligoninę sieną ir nevyksta jokio judesio. Ir va, tas yra irgi, man atrodo, pamatinė žmogus vertybė. Tai kertam kampą leidžia tą vat. Mes taip ir darom, judam ir kartais netgi nelabai ir planuojam. Ir kas yra ramu, kai mes išėję į žygį ir, sakykime, pasiklystam, arba vėluojam, arba naktis, arba sprendžiam, kur čia apsistoti, kur statyti palapinę. Nežinom. Tiesiog atrodo, lyg ir panika turėtų ištikti. Ne. Juokai liejasi, labai smagu būna. Kartais kaip vadovas, tai pagalvoju, kad tik visi gerai jaustųsi. Tie visi dar geriau jaučiasi negu aš pats. Taip. O yra tokių žmonių, kurie, tarkim, išvažiavę į tokį žygį pirmą kartą su jumis, pripratę, kad viskas būna suplanuota, bet štai metą savo iššūkį, kad, pabandysiu tokią kelionę, kur nesuplanuota. Tai ar jiems sunkiau, ar iš tikrųjų jie labai greitai irgi pereina į tą? Jie dažniausiai adaptuojasi, nes aš kaip pateikiu pasiūlymą žygio kelionės, jie dažniausiai būna, su tam tikro humoro dozė, su pasišaipimais, sakykime, situacijos, iš programos. Ir tas žmogus naujas pajunta, kad čia kažkas yra kitaip. Ir kiti žmonės, kurie yra, sakykime, tokie pripratę prie tvarkos, kad viskas būtų paduota, padaryta, jie paprasčiausiai neišvažiuoja į tokias keliones. Tai labai būna dažnas atvejis, kai naujokas nustebisiu. Bet pamato, kad visa gauja tokia linksma, atsipalaidavusi, vieni kitiem padeda. Ir po kurio laiko jisai pritampa ir nebeišsiskiria iš kitų. Bet va taip, kad kažkam padėti, retai būna. Padėti taip. Tai yra irgi mūsų vienas pagrindinių bruožų padėti. Padėti, jeigu kas nors nutinka, ar ne? Taip, ir megztinę atiduodam, ir ten atsigerti įpilam, ir palapinę padedam pastatyti, ir iš vandens ištraukiam, jau virsta. Žodžiu, pagalbos formų visokiausių, ir gerą žodį galim pasakyti, ir paguosti. Čia irgi viena iš tokių kertakampiečių. Viena iš pamatinių vertybių. Tas labai svarbu, ir daug kas iš naujų žmonių stebisi, sako, pas jūs taip, pas mus taip, mums to reikia patiems. Taip, turi būti taip natūraliai išeina. Taip, mes pasikraunam, pirmadienis būna fiziškai sunkus, bet psichologiškai labai šviesus. Ir aš manau, kad visą tą gerą nuotaiką ateina į darbus, bent jau aš mokykloje atėjęs pirmadienį, jaučiu kaip braška šonai, kojos, rankos, raumenis, bet su mokiniais. Wow, šventė, visi mato šypseną, atrodo pavargę, persimokė, arba ten pasėdėjo prie kompiuterio ilgiau, bet atgyjo ir viskas gerai. Smagu. Gerai, mes dar pratęsime pokalbį ir grįšime į studiją po trumpos pertraukos. Grįžtame į studiją ir toliau tęsime pokalbį su Daliumi Pranculiu, kuris yra kertam kampo pagrindinis siela, galima taip pavadinti. Dirigentas. Oho, štai taip gražiai. Tai kokio pobūdžio tos kelionės, nes galbūt dar kai kurie klausytojai ne visai iki galo supranta. Kokio pobūdžio? Pirmiausia, tai yra aktyvios kelionės. Tai nėra tos kelionės, kai atvažiuoji į viešbutį, pasidedi daiktus prie baseino arba ant jūros krantą ir taip visą dieną. Arba su gidu pasivaikštai po miestą. Taip, visiška priešingybė. Nes kaip minėjot, po savaitgalio skauda visi kaulai. Taip, visi kaulai skauda dažniausiai, nes ir vaikštam ne po 5 kilometrus, ir po 20, ir po 30. Žodžiu, įsikraunam visom prasmėm ir emociškai, ir fiziškai, ir tampam truputį kitokie. O jeigu tai paaiškiau, tai kaip minėjau, pirmoje vietoje aktyvumas, antroje vietoje smalsumas. Mūsų žygiai yra, sakykime, tokie mažesnio tempo, su pasidairimais aplinkui, su kiekvieno objekto pačiupinėjimu, su pajuokavimais, su užkandžiavimais, pagurkšnojimais. Žodžiu, tai nėra taip, kad iš taško A ir B nubėgam, į lovą, permėgam, kitą dieną vėl bėgam. Ne. Galbūt kas baisu, į kavą dažnai pavirsta tokios kelionės, kad užsidėjau paukščiuką, kad buvau ten, visur buvau, bet iš tikrųjų nieko nepačiupinėjau. Taip, o čia visiška priešingimą. Matom, liko laiko. Tai gal dar užlipam į tą kalniuką. Kas nenorit, darykit valgyt, statykit palapinę. Improvizacija. Nuolatinė improvizacija. Mes žinom, kad atvykstam, mano pasiruošimai dažniausiai būna minimalus. Viskas kaip žazė, galim sakyti. Žinai, kada atvykai ir kada namo turi išvykti. Be abejo, tam tikra tvarkelė yra, jau daug dienų, sakykim, bet tos dienos ribose tu gali žaisti, improvizuoti, kurti. Tai dar viena savybė būtų kūrybiškumas. Labai, galima sakyti, daug kūrybingų asmenybių susirenka ir labai pasistengiu idėjų išgirsti iš pačių keliautojų. Ir kartais tai pavyksta įgyvendinti ir būna labai smagu. Ir, žodžiu,
labai plataus spektro kelionės, su didžiulė improvizacija ir jokių kažkokių ribų amžiaus požiūrių. O tarkim, būna, kad keliauja su vaikais, pavyzdžiui, tėvai? Su mažais vaikais mažiau. Per sunku gal. Per sunku, bet kartais labai retai darom ir taip, kad galėtų ir vaikai. Pavyzdžiui, plaukimo kelionės dažnai būna vaikų. Dar visokių idėjų yra, kad senjoras pakviesti. Tai va, taip kalbant, noriu dar vieną pagrindinį bruožą pasakyti, kad labai skirtingų daug žmonių. Tas irgi labai smagu, labai, kaip sako, veža. Ir firmos direktorius kalba su mokiniu be jokių jūs, o tu. Ir vienas kitam apie gyvenimą aiškina, yra labai smagu stebėti, kad tiesiog lydinys toks pasidaro ir vyresnių, ir su patirtim, ir be patirties, ir blaivininkas, ir mėgstantis kažką paragauti, ir niekas nieko neteisia. Ir... Niekas nesipyksta, bet visi kažkaip gražiai sutarė. Tiesiog atrodo toks savotiškas chaosas, bet jis yra toks, valdomas. Darnus chaosas, žodžiu. Taip, leidžiantis atsipalaiduoti, bėdas pamiršti, pasikrauti ir kitiem kažką duoti. Na gerai, padarykim taip. Aš tikiu, kad galbūt klausytojai dabar susidomėjo ir galbūt net pradeda galvoti, kad rytoj šeštadienis, galbūt reikia imti kur nors ir išvažiuoti. Kokį patartumėt jiems maršrutą? Vis tiek dabar jau šiek tiek šalčiau yra, bet aš manau, kad vis tiek įmanoma keliauti. Taip, pas mus sezonų, noriu pabrėžti, nėra. Aha, visą laiką geras oras. Praeina vasara, dabar jau sezonas baigėsi, pas mus nėra sezonų. Pas mus galim visus metus keliauti ir daug metų. Aišku, atitinkamas pasiruošimas. Žiemą, jeigu mėgam palapinėse, aišku, būna nurodytas. Su naujokais daugiau yra bendraujama, kokie turi mėgmaišiai būti, kokie rūbai turi būti. Mes kaip tik ieškam tokių netikėtų kampų. Ir šalta, jeigu lyja, jeigu naktis ir naktinių žygių darom, mes kaip juokam sakom, viskas į kainą įeina. Ir lietus, ir saulė, ir šaltis, ir vėjas. Štai sumokėjot, viskas gerai. Taip, ir kaip dabar šitie vėjai buvo dideli. Jau vienas parašė mūsų grupė, pranešė vėją, tinkamas oras kertam kampų. Nes mes labai dažnai pataikom ant tokių audrų, einam susigūžę, tuo momentu gal ir kažkas keikiasi, bet kaip praeinam, parvažiam namo, kaip buvo gerai. Tai gerai, tarkim, tai kokį man nors maršrutą, pavyzdžiui, kur išvažiuoti žmonėm, kad ir šį savaitgalį? Ar tiesiog sėsti į mašiną ir Pirmiausia, pasiūlysiu susisiekti su manim, paklausti, kur keliauju. Šį savaitgalį ar organizuojat kažkokį kelionę? Suteikčiau informaciją. Aišku, sunku žmogui patarti, jeigu jo nebūnu matęs, bet paklausinėjau, kokia patirtis, ar vasako 20 km ne per sunku ir dažniausiai būna taip, kad žmogus labiau suabejoja savo fiziniam galimybėm. Bet visur, žinokit, emocinė būklė svarbiausia. Dabar tiek daug pavyzdžių, kad žmonės padaro daugiau negu iš tiesų įsivaizduoja. Ir mūsų aplinkoje netgi atsirado mada, nebūtinai mūsų žygiuose, bet, sakykime, ten pėsčiųjų žygių asociacija, net toks azartas pabandyti praeiti 100 kilometrų. Ir ką? Pas praėjau su keliais žygeiviais, visą parą ėjom, atrodo, neįsivaizduojama. Bet kaip smagu. Nors mes, pavyzdžiui, tokių varžybinių elementų tai vengiam. Bet kartais norisi ištvermės pabandyti, taip praplaukti parą laiką. Galbūt varžytis pačiam su savimi, savo įrodyti, kad tu gali tai padaryti. Savo kažkokį dar nesugriuvęs, nesukrypęs. Tai kažkoks irgi emocinis pasikrovimas, bet kaip sakiau, pas mus žygių įvairovė yra labai plati. Tai tarkim, ar yra kelionių? Su dviračiais yra, bet aš pats jų neorganizuoju. Kadangi mano pusiausvara tokia silpnesnė, tai aš netgi pėsčiomis su lasdom stengiuosi. O taip tai mes, retai, bet kartais darom tokius kaip triatlonas. Surandam žmogų, kuris vadovauja dviračiais, kiti plaukia, o treti eina. Oho. Ir pavyzdžiui, 3 paras visi gyvenam vienoje vietoje, rytą visi kartu įsiskleidam, pamojuojam, būna trasos susikerta, pasimatom, pasimojuojam, vakarai vėl prie laužo, ta pati košė, tos pačios linksmybės. Čia labai įdomi. Ar gali žmogus vienas, pavyzdžiui, vieną dieną dviračiu, kitą dieną eiti, trečią dieną plaukti? Ar būna taip, kad keičiasi? Įmanoma, bet tai jeigu būtų masinis, tai būtų labai sunku planuoti. Na taip. Nes pavyzdžiui, jeigu mes atsivežam 10 baidarių, o kitą dieną atsiranda dar 5 porą. Būna, kai jie susikeičia tarpusavyje, būna, kad ir
neinu, sako, aš gal šiandien pabudėsiu prie laužo. Pas mus laisvė ir netgi ir toj srityje egzistuoja, bet kad gerai suorganizuoti žygį, patį projektą, tai tam tikros ribos yra. Bet ar daug laiko labai praleidžiat organizuodamas? Nes, kaip sakėt, iš tikrųjų nėra, kad labai planuojate, kaip ten viskas bus, bet kažkokias gairės turi vis dėlto būti. Pati organizacija žmonių daug laiko atima. Žiūrėsiu, kad man tas labai patinka. Aš kartais pamirštu, kas aplinkui dedasi ir kad turiu su šeima pabendrauti, kad turiu kontrolinius ištaisyti. Ir būna taip įsijaučiu ir interneto, ir vienam laišką parašau, ir kitam laišką, ir dar dėlioju bendrą informaciją, pasižiūriu, kada ten traukinys išvyksta, kada vėl kažkas kokie orai įdedu nuorodą, kai ką atkreipdėmėsi, kad vėjas ten ar panašiai. Va tas labai daug laiko atima. Ir taip labai pasijaučia, kai mokiniai pradeda mane purtyti, mokytojo, kur kontroliniai, o darbas vis dėlto turėtų būti pirmoji vietoje. Kaip ir. Aha, bus antroji, bet kartais prasidengia. Nieko tokia, tie kontroliniai gali gal kartais ir palaukti. Kartais gali, bet taip per ilgai, jau šiandien rytą man mokytojai jūs žadėjot vakar kontrolinius atnešti, tai sakau, palauk, dabar bėgu į miestą, parbėgsiu, sakau, surašysiu pažymius į elektroninį dieninį, jeigu būtų tiesioginė transliacija, jisai dabar girdėti. Ir paskambinti ir sakyti, mokytojau, kur pažymiai. Taip, gerai. Visi žino, kad aš savaitgalį namuose nebūnu. Bent jau tie gerai, kad visi žino. Gerai, mes dar grįšime į studiją ir dar pasikalbėsime. Tai pasimatėm. Toliau kalbame su Daliumi Pranculiu, kuris yra Kertam kampą siela, vedlys, dirigentas, kaip jau pats minėjo. Ir mes jau užsiminėme, jūs pats užsiminėte, kad esate ir mokytojas. Kiek prisimenu Biržiškos gimnazijoje, ar ne? Taip. Nes jūs irgi sakėte, kad ne vis laikas spėti ištaisyti kontrolinius, dėl to, kad daug keliaujate ir taip toliau. Taip, bet ar jūs organizuojate ir žygį su savo mokiniais? Taip. Ir ar tai yra kaip privaloma jų mokymosi dalis, ar tie, kas nori, gali prisijungti? Gali prisijungti, kas nori, yra formalusis ugdymas ir jau daug metų turim būrelį arba kaip klubą vadinam, irgi vadinam Kertam kampą. Šias irgi bando auklėti arba pertikti patirtį tą pačią dvasią, kaip ir mes keliavom su suaugusiai. Tai šiemet yra naujas būrelis, kaip sako, 12-okai jau pabaigė pernai, dabar pas mus 9-okai arba 1-okai gimnazijoje. Jie dabar jau turėjo 3 žygius, 3 bus rytoj. Ir mes tą kartelę keliam aukštyn. Manęs klausia, tai kada žiemą miegosim palapinėse? Aha, jie labai nori. Jo, jiem kažkas egzotika tokio, kad mes darysim kitaip, kad kuo blogiau, tuo geriau. Ir kad lengvų kelių neieškom. Jie tą idėją yra užsidegę, bet aš ją dar truputį stabdau. Kodėl stabdote? Todėl, kad dar pati pradžia, juokingai kartais atrodo pačiame žygyje, pavyzdžiui, mergaitės aukštesniais kulnukais eina. Kitas rankų neša maišelį su kažkokiu maistu. Kažkuriam dar ten miegmaišis maskatuoja ant kuprinės. Natūrali pradžia, aš, kaip sakant, labai gražiai pasakau, kad to neturėtų būti, bet nebūna tokio griežto diktato, nes turiu tokį požiūrį, kad pirmą turi pats patirti, kaip tai yra nepatogu. O ir tada jau pats supras, kad reikia kitaip daryti. Nes lygiai tas pats su manim ir šlapau, ir šalau, ir galvoju, dabar jau, kad to nebūtų, reikia pasidaryti tą. Tai jau pirmieji žingsniai ateina mokytojų, kokią man kuprinę reiktų nusipirkti, sako, kalėdos artėja, prašyk va tokios. Jau apie batus kalbamės, jau tas susidėgymas pereina į kokybinę tokią išraišką ir jau su miegmaišiais laukia ir jie jau man valgyt daro, žinai, aš sakau, dabar žiūrėsiu, kaip jūs man valgyt padarysit, bet be abejo su gerais noras, kad jie perimti tą patirtį. Tu svogūnus pjaustai, taip, dabar pačirškina, dabar čia makaronų, paragauk ar išvyra, druskos, prieskoniukų ir jie keliese dirba. Pasiskirstė būriais ir tokius žaidimus žaidžiam, bet aš manau, kad jiem tai bus labai gera patirtis ir labai laukiu, kad mane pralenktų. Ir tokių yra jau. Na taip turi, sako mokiniai, pralenkti gerą mokytoją. Taip, man labai smagu tikrai ir prisimenu vieną, tu išvis metė gerą darbą ir po pasaulį išėjo. Sako, tikrai? Jo, internetu man siunčia nuotrauką, sako, dabar nusipirkau motorolerį ir per Vietnamą važiuoju. Oho. Spūdingai skamba nuotraukas, kaimo mokykloje, maži vaikai, visai kita aplinka, visai kitas ekonominis lygis, bet tai rodo žmogaus tokį sugebėjimą paimti iš pasaulio labai daug. Taip, tiek, kiek jis gali. Dar norėjau pasigirti, kad dar turim tokį labai didelį renginį, gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje, mokykloje turizmo sąskridis, 3 dienas plaukiam valtimis po Aukštaitijos nacionalinį parką.
Bet gali jungtis bet kas ar tik Biržiškos gimnazijos mokiniai? Taip, tai tik Biržiškos, bet visokių minčių yra pakviesti ir kitų moksleivių, dėl to, kad mūsų gimnazija bendradarbiauja su kitom gimnazijom, bet kaip darbai darbus veja ir dar pabaigiau pasakyti, kad tuose sąskrydžiuose dalyvauja 200-300 mokinių. Oho. Labai didžiulė masė, didelė atsakomybė ir baimė, kad viskas būtų gerai, bet kol kas tikrai viskas labai gerai ir jau vyksta 14 metai iš eilės ir visi labai laukia, jau žiemą klausia, kada kai bus, tiesiog reklamos nereikia, tik reikia viską gražiai sudėlioti, surikiuoti ir ten jau aplinkinių kaimų gyventojų susirenka pasižiūrėti, kokia didelė masė, ten 60 balčių plaukia per jų, ten ežerus, upes. Ir tiesiog toks klegesys. Ir jūs esate pagrindinis organizatorius šios sąskrydžio. Tai čia mano meilė, tai labai noriu pertiktos meilės kitiem ir, taip sakė, kad ta idėja plėstusi. Ir aš manau, tos aktyvusius turizmas bendrai paėmus Lietuvoje plečiasi. Tai yra labai gerai. Manau, kad taip. Na, aišku, sukertam kampą ir visokiais kitokiais dievais, tai aišku, plečiasi. Aš manau, kad kuo pasiūlai kitaip, kuo tu labiau skirtinesnis esi kažkuom, išsilavinusius žmonės ypatingai, ieškančius, smalsius žmonės, tai labai pritraukia. Gerai, mes dar pratęsime pokalbį ir grįšime į studiją po trumpos pertraukos. Dar pasikalbėsime šiek tiek su Daliumi Pranculiu, kertakampiečiu, dirigentu Kertam kampą. Ir taip pat dar norėčiau grįžti prie to, kad jūs esate ir geografijos mokytojas. Tai kaip jūs manote, kur vaikai daugiau išmoksta? Žygyje su jumis kartu miške ar namuose prie vadovėlio? Be abejo, ne prie vadovėlio. Mane kolegos gal už tai nepagirs, bet tikrai esu ne kartą pastebėjęs, kad daugiausiai jauni žmonės pasiekia, kurie daugiau gauna gyvenimiškos patirties. Būtent keliaudami, mokiniai kartu, mes labai dažnai aiškinamės, kodėl čia taip yra, kodėl kitaip, kodėl ta pelkė, kodėl čia miškas, kodėl čia toks dirvožėmis. Tai visai kitas požiūris, kai tu jau žinai. Kai gali pačiupinėti. Taip, ir va, geografija ir kelionės idealus lydinys. O dabar va, devintokai, mes Lietuvos geografiją mokomės, mes senai prieš porą savaičių po Labanoro gyrę keliavom. Labai noriu padėkoti Labanoro parko darbuotojams, jie labai mus maloniai priėmė ir stengiasi. Girdite mane? Tikėkime, kad girdite. Taip, labai gerai kaip mokymo priemonė. Ir tarp kitko vienas garsus pedagogas yra pasakęs, kad viena diena gamtoje yra geriau negu 2 savaitės mokyklinėme suole. Na štai. Tai jūs ir stengiatės panašiai įgyvendinti tai. Be abejo, abis rytis yra labai svarbios ir galbūt ir nebūtų taip gerai, jeigu visą laiką keliautumėm, o mažai mokytumėmės, bet vis tiek praktinė dalis ir bendravimo dalis labai žmogų praturtina. Ir jeigu jam reikės, jisai geografinių žinių gali visada ir baigęs mokyklą gauti, ten atsiversti atlasą, pasižiūrėti, koks klimatas Naujojoje Zelandijoje. Svarbiausia išmokyti tą įgūdį, kad susirasti, o ne, kaip sako, iškalti tvirtai, kad Naujojoje Zelandijoje tiek ir tiek laipsnių vasarą, tiek kritulių ir taip toliau. Bet jūs keliaujate ne tik Lietuvoje, ir užsienyje, ar ne? Taip. Į kokias šalis važiuojate? Į kokias vietas galbūt? Labai įvairias ir pirmiausia, kadangi save labiau laikau gamtininku, tai pirmiausia mane domina kalnai ir kuo daugiau įvairovės. Kitais metais, aš net laikė kartais pasimetu. Kitais metais vėl noriu pasimatyti su Himalajais. O, Himalajais. Į Ladaką, Šiaurės Indiją. Toliau dar galvoju į Islandiją. Lyg ir buvau, bet labai graži šalis, labai noriu vėl sugrįžti ir kitiem tą parodyti. Taip, kad mane dabar labiau traukia tokios šalis, kur, sakykime, mažiau civilizacijos, daugiau to tokio, negalima gal taip sakyti primityvumo, bet natūralumo, labai teisingai. Natūralumo, manęs visai netraukia Europą. Vis pagalvoju, kad, kai man bus 50, o gal 60, kai mažiau sveikatos bus, sėsi į automobilį, ten parą, 2 ir tą Europą pasieks labai lengvai. Mane dabar traukia Azijos šalis, kalnai, viena nuostabiausių šalių yra Nepalas, tiesiog bohemiška šalis ir geri žmonės, ir laimingi žmonės, praktiškai viena skurdžiausių Azijos šalių ir laimingi žmonės, šypsosi, miega gatvėje, visada pasisveikinu,
draugiškumas tiesiog akise švyti, o atrodo taip neturtingai gyvena. Taip, atrodo, mes jų gailim, vargšiai, bet gal laimingesni negu mes dažnai. Būtent, ir man labai dažnai per geografijos pamokas, ekonominės temas tenka mokiniam priminti, kad mes taip gerai gyvenam, kad mes į 50-tuką papuolam pasaulio valstybių pagal gerbuvį, bet tas lietuviškas požiūris, kad viskas blogai, gal ne visiškai taip, bet jisai labai juntamas yra. Stengiuosi visą tai pasakyti, kad mes tikrai labai puikiai gyvenam gerai ir tiesiog reikia mokėti tuo pasinaudoti. Ne viską pinigai, ne viską materialiniai dalykai. Jie, aišku, duoda daugiau laisvės, papildo tavo svajones, kaip sakant, bet tikrai žmonės gali daug ką pasiekti per gerą šypseną. O tarkim, žmonės, kurie norėtų jungtis prie jūsų kelionių. Čia šiaip man iš smalsumo toks klausimas. Ar labai daug kainuoja tokios kelionės, kad ir, pavyzdžiui, į Azijos šalis, nes vis tiek yra labai tolima šalis? Azijos kelionės gana brangios yra. Kaip kam brangu? Aš pats į Azijos šalis nelabai organizuoju, aš dažniausiai prisijungiu pats, nes ne tik vadovauju, labai mėgstu eilynų pabūti ir dažniau pasitikiu labiau patyrusiais tose srityse. Tiesiog taupau, būna ir pasiskolinti tenka. Visai būna. Bet turbūt pinigai nėra didžiausia problema, ar ne? Tikrai ne. Noras, smalsumas, kažkas traukia. Negali pasiduoti. Iš karto pradedu su šeima tartis, planuoti toli į priekį, pusę metų. Daug kas klausia, sakomas, jau atostogas norim suplanuoti, ką tu darysi kitais metais. Žodžiu, irgi improvizacija. Taip. O ką jūs manote apie keliavimą vienam, kai žmogus vienas keliauja be jokios kompanijos? Ar jums taip kartais tenka? Aš žinokit, svajoju taip. Atskirais epizodais vienas esu ėjęs, bet nesakyčiau, kad visą kelionę vieną. Taip tai visai gerai. Su savim pabūti, su savim pasikalbėti, susitvarkyti toj spengiančioj tyloj pabūti. Yra labai sveika ir netgi mano žmona yra man vienais metais gimtadienio proga padovanojusi savaitgalį vienam. Oho. Čia maždaug, kad žmona pailsėtų per gimtadienį. Ne, žmona sako, aš kažkada buvau pasakęs, kaip norėčiau vienas pakeliauti. Jis sako, gerai, aš tau duodavau savaitgalį, turi metus laiko ir išnaudok per tuos metus. Tau gimtadienio dovana. Ir žinokit, neišnaudojau. Ir neišnaudoju, ar tie metai, sakau, klausyk, brangioji, sakau, ar galiu tą dovaną truputėlį pratęsti? Ne, pratęsimo nebuvo. Nu va. Bet kartais pasvajoju. Taip, kad žmogui vėlgi reikia ir žmonių, ir vienam pabūti. Viską reikia. Taip. Aišku, yra žmonių, kuriem tik vienam yra toks tipas. Ir yra žmonių, kur tik su kompanija. Taip tai žmogus kaip ir žmonija. Jie yra sutverti būti kartu. Bet viens nuo kito irgi pailsėti reikia. Kartais. Taip, nes daug kas, man atrodo, šiek tiek bijo iškeliauti vieni. Jie sako, nu va, be kompanijos, jeigu bus sunku, tai nebus su kuo pasidalinti, jeigu bus liūdna, nebus nieko šalia. Bet matyt, vis tiek verta. Verta ir vieni dažniausiai keliauja jo su tam tikra patirtim žmonės. Jie dažniausiai pradeda keliauti, sakykime, su kompanijos, įgauna patirtį ir jie žino, kaip elgtis, kaip įsikurti, ar ten laužą pasidaryti, ten pavalgyti, ar kur ten palapinę pasistatyti. Taip kaip ir žmonių yra labai įvairių ir su labai įdomiom filosofijom ir požiūriu į gyvenimą. Tai yra gerbtina ir nuostabu, kad jie taip moka, sugeba ir jiems yra gerai. Svarbiausia, kad jiems yra gerai. Ir netrukdo kitiem, ir gauna, ir pasima, ir duoda. Gerai. Ačiū labai, Daliau, kad atėjote šiandien į laidą. Labai malonu buvo, laisvojų bangoj. Kaip ir kertam kampą laisvai liejasi, taip ir banga. Tokia laisvoji. Tai linkėjimai kolektyvui ir jums radijo klausytojai, daugiau keliaukit, daugiau judėkit ir stenkit